Senoje gūdžioje girėje susitiko du slibinai. Ir prie jų iš vandens permirkęs išėjo Krakenas. Vardu, sveikas, Aleksandrai. Labas, Aleksandrai. Labą dieną. Ar tak, Edgarai, dėkui, kad pakvietėt. Tai nėra už ką. Šiandien kaip tik į temą. 5 mūsų tema - nepotizmas. Kodėl mes kviečiam tik savus? ne, čia viskas gerai, čia ne. Taip, jeigu rimtai. Čia ne Seimas. Oi, atsiprašau. Aš tik palauk šitą negaliu sakyti. Jeigu rimtai, šiandienos temą mes pakalbėsim apie multiklasinimą. Tai yra, kas tai yra ir ar jisai padeda mums žaidžiant žaidimą, ar padeda mechaniškai, ar padeda iš vaidybinės pusės gal. Kaip tai galima daryti ir padės mums šitoj temoje Aleksandras. Dėl to ir Jo, mes pasikvietėm. Trys 3 diemai dabar sėdi čia, realiai, prie mikrofonų. 2,5. 2,5, nu jo, 0,5. Multiklasinimas, kaip aš apibūdinčiau geriausiai. Tai yra statybininkas, kuris po darbo valandą dar ir virėjas. Ne, šiokia. Mano geriausias apibūdinimas multiklasinimo. Nu, kad šitaip yra. Čia nežinau, kad čia nieko čia neišrasi nuo dviračio. Visą esmė, tu turi kelias klasės. 2, 3, 4, nežinau. Čia kiek tau dėjimas leidžia ir kiek tavo sąžinė leidžia. Tai yra, galbūt esi rangeris, bet tu esi pasiėmęs 3 lygius rangerį, 2 lygius į fighterį. Ten 19 lygių į fighterį, 1 lygį į kleriką. Nu, pavyzdžių yra daug. Tai pavyzdys yra daug. Ten 19 lygių, 18, man atrodo, Wizardas ir 2 buvo Paladinas. Ne, Aleksandrai. Mačiau ir tokį variantą. Taip, geri laikai. Ar Rangeris nusprendė 2 lygius fighterio pasiimti, nes akivaizdu, kad fighteris yra geresnis Rangeris? Tai čia klausimų, čia tavars net paim bet kurią klasę ir bet kuri klasė bus geresnis Rangeris negu Rangeris. Gerai. Tęskit žaisti už Rangers, tai yra gera klasė, tiesiog jį dar nepilnai išsivyščiusi. Šiaip gerų pokyčių nusimato, bet ne tame esmė dabar, tai ta mechaninė pusė, nuo to pradėkime, ne? Kaip ir paaiškinom, kas tai yra multiklasinimas, gal taip apibūdinam iš mechaninės pusės, kas yra multiklasinimas. Iš roleplay pusės labai siaura plona žievė yra roleplayaus. Čia labai gerai, kai tai yra. Man ką tik dukra sakė Aha. Nu, jeigu tau sakė dukra, aš galiu šitą perimti. Sorry, negaliu nieko daryti. Iš roleplayingo pusės su multiklasinimu geras, mano manimu, geras multiklasinimas būna tik tada, kai žaidėjas ne iš anksto sugalvoja savo veikėją, apgalvojęs visus 20 lygių į priekį, kokiam lygiui, kokią klasę jisai ims. O kai tas atsiranda netikėtai, iš to, ką patyrė veikėjas ir kad jisai dabar multiklasina į kažkokią papildomą klasę iš loginės pusės. Mano geras pavyzdys šito visada šitam argumente yra Salvatore, toks rašytojas, ir jo serija apie tamsų elfą Drystą. Tai kas neskaitė, siūlau paskaityti, šiaip visai smagios knygos yra, tai ten mūsų tas pagrindinis veikėjas, jisai yra iš tikrųjų multiklasinimas, pas jį vyksta, jis yra fighteris, jis yra barbaras ir jis yra rangeris. Jis turi 3 klasės. Counterspells ar Counterspell. Ja, aš noriu, čia dabar jau dukrą negaliu vėl kalbėti. Gali, gerai. Tai iš mechaninės pusės, jo, tai čia davai vieną pavyzdį iš roleplayinės pusės, davai vieną pavyzdį, kitas pavyzdys Gandalfas. Fighteris Wizardas. Dievas. Mes visi žinom, kad Gandalfas yra fighteris su aukštu intelektu, paliktų jį ramybėj. Jo, tiek žinom. Gerai, tęsk. Ne, tai va aš apie tą roleplayingą ir sakau, kad jeigu skaitysit knygas, ten labai logiškai yra, kodėl tas veikėjas gauna va šitos vėliau klasės jau stalo žaidimų, kodėl jis yra multiklasinimas. Labai sunku yra padaryti, kad tu padarytum tą veikėją būtent nuspręstum daryti multiklasingą, būtent dėl to, kas vyksta žaidime, per ką praėjo tas veikėjas. Dėl to Edgaras ir sako, kad labai plonas yra tas
vaidybinės pusės labai plona tokia linija yra, dėl ko tu tą multiklasingą iš viso gali paimti. Taip manau. Vat. Bet pagrinde dažniausiai, kiek man teko matyti prie stalo, tai žaidėjai daro multiklasinimą dėl mechaninių priežasčių, tam, kad gauti kažkokius bonusus iš kelių tų klasių, kurios sprendžia multiklasinį. Gerai, dabar savo surprise roundą jau Aleksandras praleido, dabar būtų, gal turi kai įsitert, prisidėt. Jo, galiu tiesiog įdėti, kad iš mano pusės, kiek esu žaidęs, patyręs, yra tos kaip du takeliai to multiklasinimo, kas būtent kalbant apie roleplayų. Yra tas vienas beveik nieko nekeičiantis aspektas, kai žmogus tiesiog nori pasiimti kitos klasės kelis meduolius, jaustis su veikėjo lanksčiau ir patogiau. O yra, kai tiesiog iš niekur, iš šešėlių, iš po lapais ateina ta galimybė pasiimti logiškai, kaip Artakas minėjo, kitos klasės aspektus ir tada tai labai stipriai roleplayų įtakoja. Bet mes, kas yra, kaip ir aš manau, ne, čia visi jau aptarėm, iš mechaninės pusės tik pradėjom. Tai kokia ta mechaninė pusė, ne? Štai, kaip galbūt šitų šiek tiek paminėjai, tai pasimtos meduolis kelis. Tos klasės bandyti optimizuoti kažkaip tą savo veikėją, ne? Galbūt jautiesi, kad jis yra per silpnas, galbūt jam kažko trūksta ir panašiai. Tai kokie čia geri būtų galbūt... Pavyzdys geras, aš manau, kad Aleksandras jau paminėjo dėl rangerio ir fighterio. Labai dažnai daug kas įmo fighterį, ypač 2 lygius pirmus, tam, kad gauti fighterio tą action surge. Vat jo klasės tas ability, kur jisai gali gauti kur jisai gauna dar vieną tą veiksmą mūšio metu. Ir labai daug, vat, mačiau, kas ir paladinus žaidžia, kas barbarus žaidžia, tos pačius rangerius. Daug kas įima tą vat fighterį vien tik dėl šito meduolio, kaip Aleksandras jį pavadino. Kitas pavyzdys, sakyčiau, geras yra galbūt prieš Aleksandrui. Kitas pavyzdys geras yra, sakyčiau, Sorcerer ir Warlock'o miksas. Bet čia vėl, ne, mes čia šnekam visiškai mechaninės pusės. Aš vis tiek prioritizuosiu daugiau mažiau tą roleplay elementą. Bet čia mano asmeninė nuomonė ir aš vėl noriu priminti, čia visų mūsų nuomonė, čia nėra kažkokios tai taisyklės ar nežinau, bandom išrasti naują D&D. Bet čia mano nuomonė. Tai Sorcerer Warlock'as yra iš mechaninės pusės, tikriausiai tos tom ir apsistojama, ne, kad tiesiog optimizuoti veikėją gali geriau, galbūt sustiprinti arba duoti kažkokiu tais, galbūt, kaip sakyti, pagelbėti parčio balansui. Nes jeigu pas jūs nėra healerio, galbūt pasiemant kelis lygius, nors ir pradėjote, ne, kažkokį tą fighter, galbūt pasiemant sekančius kokius 3-4 lygius kleriko. Ir jūs subalansuoti šitą komandą pačią. Bet vėlgi čia galima ginčytis, ar tai būtina. Vat, aš manau, gal mes ir prieitumėm prie to mūsų tokio punktelio. Aleksandrai, papasakok, gal tu geriau, nes vis dėlto aš mažiau gaunu žaisti kaip žaidėjas, aš daugiau vis dėlto būnu DM-ų, bet... Taip tau reikia? Tu buvai su Evra, tavo veikėja, kad tu multiklasinai, vat, buvo jinai Wizardas, tu multiklasinai, man atrodo, į Paladiną, tai vat pasakyk, kaip tas dalykas tau padėjo, arba galėjo tau padėjo išvystyti savo veikėją, ar iš viso tas multiklasinimas, ar jisai padėjo, ar buvo tam priežastys kažkokia. Taip, pradėkim pirmiausiai nuo priežasties. Tai buvo tas antras variantas, kurį minėjau. Jis atėjo iš niekur. Apibendrinus trumpai, veikėjas per daug, aukšto lygio veikėjas per daug sykių buvo nužudytas. Ir galų gale jis pateko pas tavo pasaulyje esantį pomirtinį dievą. Ir
geri rolai ant išgyvenimo, ant grįžimo, ant rezurekto. Veikėjas pamatė tą po gyvenimo pasaulį ir nusprendė šiek tiek, kad jo veikėjo, ta prasme, gyvenime šiek tiek daugiau dalykų gali dėtis negu tiesiog magija. Tai iš tos vietos, ten kol kiti žaidėjai su tavim bendravo, surašiau ten posmelio ar eilėraštuką, kodėl mano veikėjas multiklasins į paladiną. Du gaideliai. Bet Baltus žinius gulė. Duokit man geriau vietoj spelbuko plaktuką, kažką tokio. Na, kaip pasirodo Wizardas Bladesingerio archetipų, pridėjus paladiną gebėjimus smaitinti, Wizardas ir taip jau turi labai didelį kiekį spelslotų, tai galų gale gausi žudimo mašiną, iš tikrųjų, kas man pilnai patiko ir visiškai nesigailėjau to pasirinkimo. Aš norėčiau ir iššokti, ne, mes čia aptariam, davai pavyzdį, kaip tai galbūt padeda, sakyčiau, išvystyti veikėją, ypač iš tos pusės. Ir mes paminėjom pliusus, ne, tapau žudimo mašiną, bet tai kokie tie minusai vis dėlto, netenki 20 levelio Wizardo dalykų ir 9 levelio spelų, ne? Ar tiksliau vėliau gauni jos? Ne, ten per lentelę viskas susidėjo, aš gavau tos 9 lygio spell slotus ir nuo Wizardo 18 lygio gebėjimą suprasti jos. Kad mano veikėjas prarado Wizardo 20 lygio tą Paragon ability, nėra tai baisu, nes jis nėra toks stiprus. Tu tiesiog per long restą gauni kastinti 1/3 lygio spelą nemokamai. Ja, bet tik vaje, koks praradimas. Atsiminkit, kad tų minusų yra. Aš noriu tą noriu pasakyti. Kad kai daro tokį sprendimą, reiktų apgalvoti, pakalbėti su dėmu ir o ne sakyti dėmas, ko? Ojai, čia prie ko aš, nežinau, čia gal nesam pasirašę, bet kas man nepatinka. Gauna level upą ir ar aš galiu pasimti lygį į paladiną? Iš niekur. Arba iš kur? Na taip. Tai duosiu pavyzdį, aš nuskrūdžiau, kaip naujas dėmas, be reikalo galbūt nuskrūdžiau naują žaidėją, kai jinai norėjo gauti lygį, man taip atrodo, kleriko ar paladino, neatsimenu tiksliai, ir ieškojo dievybės, tai pirma dievybė, kuri atsiliepė, aišku, davė jai lygį į varloką. Yeah. Na, bet čia iš tikrųjų toksai, šiaip galėjai duoti lygį kleriką. Drąsiai galėjau. Drąsiai galėjai, nu, bet čia jau... Nepatyrusią dėmą. Jo, nepatyrusią dalyvą. Bet papasakok, Aleksandrai, dabar šiek tiek nuo mechanikos atitraukiam. Kokias tavo tas multiklasinimas davė, tu žinai, galimybių dėl roleplayingo? Ar iš viso buvo jos kažkokios, ar kažkaip tas multiklasingas atikoja? Prisipažink. Jo. Taip. Kortas ant stalo. Tai įtaka sekanti buvo. Veikėjas pats buvo, iš pradžių kaip Wizardas, buvo toks aukštos nuomonės apie save, nes elfas. Ir Wizardas, ta prasme, vos ne kaip jų ta duona ir sviestas, daro tai, ką jie yra gimę daryti. O paskui į religiją šiek tiek įsigilinus, veikėjas pradėjo daugiau rodyti empatijos kitiem žaidėjam, kitiem būtybėm ir tiem NPCs. Ir tapo, sakyčiau, taip minkštesnė, bet čia tik kas kalbant apie charakterį. O jau apie sprendimų pasirinkimus, kokį ten pasaulėžiūros veiksmą daryti, tai kardinaliai buvo pokyčių. O aš būčiau sakęs, kad tavo ta minkštumas atsirado ne dėl lygių paladino, o dėl 2 mirčių. Žinai, kad tai biškai humbledesi truputį ir truputį supažįsta ir tada taip,
Jeigu mano šarvai ir magija mane perdeda, galbūt man padės Dievas. Žinai, čia... Ne? Visata visą laik bandė humblint mano veikėją, taip. Visata vardu takas. Taip. Ir paskutinis šiaudas, kuris sulaužė kupranugarį nugarą, buvo, kai mano veikėjas grįžta namo saugiai pas save. Nusiima šarvus, nes kaip visi normalūs žmonės, kai ateina namo, nučiauna batus. Iš kur tu ištraukė šitos palyginimus, ar Aleksandras? Nu, tokie posakiai yra. Kas toliau? Nu, gerai, nusirėmė. Ir jo, veikėjas buvo šiek tiek, sakykime, prisidirbęs arba priėmęs tokius sprendimus, kad jis gavo priešų. Ir kažkoks mano veikėjo namuose spintoj buvo kažkoks iškrypėlis su peiliu, kuris ten buvo visom vaivorykštės spalvom apdapžytas. Aš turėjau omenyje apie poisonus. Ten belė kiek buvo uždažęs savo poisonų, nu ir priėjo ir padarė tai, ką geri asesinai ir raugai daro. Šmenk! Viskas, nebėra mano veikėjo. Tai va, čia buvo tavo, ne, multiklasimo. Aš dabar galbūt dar, jeigu nesupyksi, biškai šiek tiek pakalbėsiu ir savo pusę, ne, Shadowplay. Tai Gromas, jis basic as fuck. Fighteris, half-orkas, nu, nežinau, čia klasiškesnį variantą dar būtų... Half-orkas varvaras būtų klasiškesnis variantas, man atrodo. Galbūt, jo. Tai aš pasirinkau šį kartą Fighter pusę, Battle Masteris. Ir daug lygių ėjau į tą būtent Fighter pusę. Bet dėl mano backstory, ne? Čia kur pritempsiu galbūt prie to, kaip multiklasimas gali padėti išvystyti veikėją, jį kūrentis. Tai čia galbūt kaip tavo istorija gali vėliau padėti tau apsispręsti, jeigu tu žaidi multiklasinį, tai ką? Tai pas mane buvo veikėjo istorijoje tai, kad jo mama buvo tikinti, būtent į tą Saulės dievą. Jo, Saulės dievą. Ir daug dalykų vyko ir kas tokia, kaip sakyt, gyvenimo ironija irgi nutiko, tai kad Gromas per narkotikų tripus, per keistas arbatas atrado dievybę, kuri nėra įprasta orkam ir half-orkam. Ir irgi priėmė šitą religiją, kuri, kaip ir sakyt, nors jisai niekada nepažinojo savo motinos, kaip galbūt mažas leliukas būdamas, bet vis tiek išpažino tą patį dievą, kurį jį išpažino. Tai va čia, ir aš šitą dalyką nežinau, čia pas mus ten sesijas gana dažnai nevykdo, bet šitą dalyką stačiau, kaip mūrijau, kokias gal, bent jau gerai atsimenu, kokias 3-4 mėnesius, kažkas to, kas būdavo gal kokias, nežinau, 5-7 sesijas, kol nusprendžiau, va dabar, va šitas levelis bus į kleriką. Taip, aš galiu iš savo pusės pridėti, kas man asmeniškai, kaip sakai, nepatinka, tas dalykas, kai žaidėjai tiesiog iš lempų sugalvoja, kad jis paims tą multiklasinimą, jis pasirinks papildomą klasę. Jeigu mes žaidžiam ir jeigu aš iš anksto sakiau žaidėjams, kad aš noriu labiau savo sesiją, savo ten istoriją daryti į vaidybinę pusę, kad būtų daugiau jos. Tai jeigu man žaidėjas ateina ir jisai man logiškai nepaaiškina, kodėl jo veikėjas po 5 lygio ten fighterio nusprendė tapti wizardu, iš kur tas noras atsirado pas jį, logiškai nepaaiškins, kaip iš savo veikėjo tos prizmės, tai aš jam ir neleisiu. Turi būti labai argumentuota nuomonė, kodėl tas įvyksta. Jo, nes nepamiršim, kad šitą dalyką reikia išmokti, ne? Taip. Bet jeigu mes žaidžiam kur nėra to vaidybinės pusės, nėra pagrindinis dalykas, o mes tiesiog žaidžiam, einam Dungeon Delvas, mes ten tiesiog užduotis, nužudom tas auksas ir vėl užduotis, ten nuotykiai auksas. Tada taip, man jokio skirtumo, darykit, ką jūs norit, galite ten pačios tos daryti veikėjus, nežinau, ten šlikščiausias su to multiklasingu, kokį sumanoma, kai daryti variantas, darykit, man kaip DM-as tas netrūktų. Tačiau jeigu žaidimas yra vaidybinis, tada būkit malonus paaiškinti, iš kur atsirado toks noras jūsų veikėjai keisti savo specializaciją, savo...
Tai šitam Taip, dalykui čia gera terpė yra Adventure lyga, ne? Manau, kad tenais daugiau mažiau vis tiek tokie atidėmus, tu gali, čia vėl, aišku, priklauso nuo lygos tikriausiai pačios, bet kiek teko domėtis bent jau užsienyje, nežinau apie mūsų Klaipėdos auksinę, gerą, Memble Tabletop Adventure lygą. Aš neku apie ką esu internete žiūrėjęs ir pagal tai nusprendęs, kaip viskas vyksta pasaulyje. Tai kad dažniausiai toks bildus kažkokius tai nesveikus ir panašiai abominacijas. Kažkokį ten bardas, klerikas, fighteris, the rangeris, 5 lygio iš viso. Būna tokiose vietos. Tam, kad užpizdėjau. Tai va pasakysiu. O tai va viskas, nebeiškenčiau, nebeištvėriau. A kaip tu žiūri, Aleksandrai, multiklasinimą šiaip bendrai? Papasakok savo nuomonę. Kaip žaidėjas, nežinau, yra toks geras puslapis pačioj pirmoji knygoje 5 edicijos 163 Players Handbooko, kuri dažniausiai mažai kas perskaito, kur yra iš tikrųjų visos surašytos tos taisyklės, kada veikėjas gali multiklasinti, nes ten yra prerekvizitai, iš statų pagrindę. Palauk, ir atsiverčiu. Taip. Ir prasideda po visų to įsivaizdavimu, ant kiek geras bus veikėjas, prieina prie tokios šiurpaus fakto, kad iš multiklasinimo klasės tu negauni visus gebėjimus, kas liečia šarvų ir ginklų. Ir antras dalykas, kas kažkaip irgi nepastebima iš pradžių, žymiai sunkiau gauti tą ability score improvement arba featą, nes jie eina sąlyginai beveik kas 4 lygius vienoj klasiai. Tai tu gali būti 3 lygio ten X klasė, 3 lygio Y klasė ir tavo veikėjas dar nėra gavęs to ability score improvemento. Va, čia tie minusai, ne, manau, kurios... Taip, šlykštus tokie minusai. Pagrindiniai, kurios dažnai naujas žaidėjas susižavėjęs tą pačią mintim, kad čia galiu, kaip sakyti, tai juodą kavą, biškį pieną pilt, pamiršta ir nepamato ir paskui, kai priklauso vėl nuo dėmo, galbūt leis kažkaip stebuklingai išduoti savo gyvybę ir neatsisakyti levelį paladiną, kas yra visai manoma. Ir šitie minusai, šito dalyko, tai pliusai ir tas pavyzdys, kurį aš daviau savo atsisakymą gyvybės, priveda mane prie roleplay galimybių, tai jų yra begalė. Kaip ir bent jau man dabar taip pagalvoju, aš pasiėmiau kleriką, mano fighteris 19 levelio, aš galėjau aš vakar dieną prieš nužudžiau 15 trolių, kitą dieną sutokiu porą. Ta prasme, dar kaip per Baldur's Gate visas krauju apsitaška, žinai, nes full restą nepadarė, žinai. Arba į upę, Kokios dar šitos galimybės yra, sakau, nežinau, jų yra daug, man atrodo, roleplay galimybių, tiek į... Aš tik sakyčiau, iš savo pusės vėlgi, iš kaip DM-o, multiklasingas darykit, jeigu tai turi, kaip sakau, jeigu tai logiškai sutampa su jūsų veikėjo istorija, arba prieš istoriją, arba su tais įvykiais, arba kad tai būtų, kaip rezultatas tų įvykių, ką jisai jau pergyveno ir kad tas jo multiklasinimas, kaip sakykime, būtų jo kažkokia išvada, išmokta pamoka. Ir todėl jisai, žodžiu, kad nes tai atrodo organiškiau, tai atrodo geriau, netgi kaip veikėjo vystimasis pats vyksta, kad jisai paimtų tą klasę, nes tai būtų jam logiška, ne dėl to, kad mechaniškai logiška, o iš vaidybinės pusės logiška. Bet čia, atsakau, mano toks matymas to multiklasingo ir kai retai, kai aš gaunu pažaisti, aš visada neskubu su multiklasingu, aš žinau, kad yra tokių variantų, kur aš galiu padaryti labai šlykštų
veikėją savo, kad paskui DM-as nežinos, ką su juo daryti. Sakyčiau, tą 5 temą tada paėmus, pridėjus pridėti prie to, ką tu pasakei, prieš leidžiant Aleksandrui pasakyti, jo, aš irgi taip sakyčiau, kad neskubėt, leisti viskam vykti natūraliai, organiškai ir bus 100 kartą jums patiems bus įdomiau žaisti už tą žaidėją, jeigu multiklasinimas jūsų atveju buvo pasirinkimas dėl roleplay priežasčių, o ne dėl mechaninių priežasčių. Bent jau man taip yra, žinai, yra žaidėjų, vėlgi, yra žaidėjai, kurie min-maxina ir čia jų reikalas, bet jeigu jūs domina roleplay pusė būtent ir visą laiką labiau vaidybinę pusę žaidimo domina, tai leisk šitam dalykui įvyk natūraliai, nebijokit daryti klaidų. Jeigu tai prives prie, kad ir Warlocko levelių bus daug smagiau negu tiesiog, va dabar pasimsiu šitą, nes paskaičiau, kad man mechaniškai, ten nežinau, prisidės vidutiniškai 5 žalos prie kiekvieno, žinai, atakos. Nu, Aleksandrai, turiu kokį tarti dar, kokį dar gerą posakį, žinai, čia, kaip kokį, nežinau, ten, kaip musė ant trolio nosis, tada, kaip nežinau. Nu, dėl multiklasinimo, jo, tikrai labai stipriai rekomenduoju paskaityti tą puslapį, nes vėl pavyzdys. Pirmas sesijas žaidėm, iš visų 5 edicija susidūrėm, niekas beveik neskaitė pilnai ten knygos, žaidėm, turėjom Barbarą, kuris mane, kad jo lemputė yra šviesesnė negu visų kitų sudėjus kambaryje ir jis norėjo multiklasinti į Monką vien kad dėl to, kad gauti papildomą Unarmored Defense ability. Ir paskui, nu, jis tik žuvytę suvalgė, nesigavo jam ten atsisėsti, nes parašyta juodai ant balto arba ant juodai ant geltono gelsvo, jo. Unarmored Defense. If you already have an armored defense feature, you can't gain it again from another class. Nu, Oi, gebėjimas skaityti knygą ir taisyklės. Na, Jis aš pasakyčiau, nusivylė čia ir... labai inkertar, nes vis dėlto jis buvo barbernas. Tai čia nusivylė. Na, žodžiu, tai va, aš manau, apibendrinant tiek apie multiklasinimą. Ačiū tau, Artakai, ačiū tau, Aleksandrai. Ačiū, Aleksandrai, taip, kad atėjai. Ačiū jums. Kada atėjai iki mikrofono. Dėkui. Ja, prie mikrofono. Na, kad prisijungi prie mūsų pokalbio. Ja, gerai. Davai, Hebra, viso. Viso.